Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi pranciškonas brolis Paulius Vaineikis. Garbė Jėzui Kristui, brangus radio ir mūsų televizijos klausytojai, žiūrovai. Antradienis, kovo 5 diena. Dievo žodis šiandien kreipiasi į mus, pakviesdamas pažvelgti į savo vidų ir šiame gavėnios kelyje irgi padaryti čia savotišką reviziją, paklausti, kaip sekasi man su atleidimu. Patys mes esame tokie tikrai pastoviai reikalingi Dievo gailestingumo, kaip šios dienos liturgijos Dievo žodis iš pranašo Danieliaus knygos 3 skyriaus 34 eilutės sako: dėl savo švento vardo, Dieve, neatmesk mūsų amžinai, nepaniekink savo sandoros, netitrauk savo gailestingumo nuo mūsų, dėl savo bičiulio Abraomo, dėl savo tarno Izaoko ir dėl savo šventojo Izraelio. Ir po to pranašas sako, kad realybė jo tuometinėje situacijoje, mes kalbam keli tūkstančiai metų atgal, kai buvo ištikusi didelė krizė žydų tautą, jau jie buvo praradę laisvę. Ir štai pranašas sako, įvardyja tiesą: viešpatie, tapome mažesni už bet kokią tautą, esame pažeminti šiandien visame pasaulyje. Dėl savo nuodėmių neturime nūnai nei kunigaikščio, nei pranašo, nei vado, nei deginamosios atnašos, nei aukos, nei aukojimo, nei smilkalų, nei vietos aukoti pirmienams ir rasti tavo gailestingumui. O kad atgailaujančia širdimi ir nuolankia dvasia būtume tau taip mieli, kaip tos deginamosios aukos. Taigi pranašas išpažįsta pirmiausiai savo klaidą ir nuodėmę ir šaukėsi Dievo gailestingumo. Štai pažvelk, Dieve, esu bėdoj, mano šalyje krizė. Žodelis krizė tikriausiai klausytojas prisimenat, esam ne kartą jau kalbėję, tai graikų kalbos žodis, kuris į lietuvių kalbą išsiverčia Dievo teismas. Taigi Dievo teismas yra Dievo tautai. Na, o jeigu mes lietuviai irgi save įsivardinam, kad esame Dievo tauta dėka Jėzaus Kristaus, nes tokiais tapome dėka mūsų krikšto, dėka įsūnystės, taigi šie žodžiai ir mums yra gan aktualūs. Na, o Evangelija pagal Matą 18 skyriaus 21-35 eilutės jos kalba apie tai, kad ir Dievo išrinktosios tautos vaikai, kad ir turi gerą atmintį, bet dažnai toji atmintis yra trumpa. Ir primena, kad vienas iš tautos žmonių, čia atvejis yra kalbamas apie greičiausiai tuometinės Izraelio valstybės ekonomikos ministrą, ar tas, kuris atsakingas už karaliaus finansus, jis buvo prigautas dėl korupcijos, kas irgi labai aktualu mūsų laikais atrodo, ar mūsų tautoje kartais būna. Taigi jisai buvo išleidęs, nežinau, ar lošdamas kažkur tai azartinius lošimus, ar kažkokias kombinacijas kurdamas, bet be galo didelę sumą išvaistė valstybinio biudžeto. Čia yra kalbama, sako, 10 000 talentų, kad maždaug klausytojas įsivaizduotų, kokia tai suma. Mato, 10 000 talentų čia yra ano meto toksai piniginis, sakykime, vertybinis vienetas, kad tai būtų maždaug, jeigu turite taip jungkite vaizduotę, įsivaizduokite 40 sunkvežimių, kaip liaudė sako, tų fūrų, ar ne, 40 sunkvežimių pilnų auksų. Tai yra, nežinau, gal tokios galingos valstybės kaip Jungtinės Amerikos valstijos, ar tai būtų Kinija, metinis biudžetas. Vat vienas žmogus sugebėjo tais laikais
prasukti kombinaciją, jis ištaškė tokią didžiulę pinigų sumą. Ir kai karalius padaręs ataskaitą pakviečia šį atsakingą politiką duoti apyskaitą, jisai pasimetęs, nes priimtas faktais prie sienos ir tam politikui atėjo į gyvenimą krizė, Dievo teismas. Ir kągi viešpats nori jį sunaikinti, sakykime, nubausti labai, bet jisai gailisi, puola į kojas karaliui, prašydamas, kad tikrai viską atiduos, ir karalius jo pasigaili. Tačiau tas aukšto rango valdžios žmogus po tokios karaliaus dovanos, kaip aš jau minėjau, turi gerą atmintį, bet trumpą, išėjęs iš vyriausybės pastato ir eidamas keliu susitinka savo klasės draugą, kuris jam buvo skolingas 100 denarų. 100 denarų tai yra, sakykim, to meto vieno mėnesio užmokestis. Jisai griebė jį už gerklės ir reikalauja tuoj pat atiduoti tą 100, sakykim, mūsų laikais, 100 eurų, ar ne? Gal ten 1000 būtų. Vat to mėnesio užmokestį tuoj pat, nes čia sako, čia dabar, kai tik tai turiu karaliui viską atiduoti, nors jam karalius atleido viską, jam nereikia karaliui nieko atiduoti. Tačiau jisai, kai jo bičiulis paprašo jo pasigailėti, kad tikrai, palauk, kito mėnesio atiduosiu pinigėlius, jis nepalaukia, jis jį įmeta į kalėjimą. Ir šitame pasakojime, kai sužino tarnai karalius apie tą įvykį, praneša karaliui, tada štai karalius užsirūstina, pakviečia tą ministrą ir sako, klausyk, aš tau dovanojau tokią didelę sumą, argi ir tau nereikėjo pasigailėti savo bičiulio? Ir netgi rašoma, kad karalius užsirūstino ir pavedė tą netikusi negailestingą valdininką budeliams, iki atiduos visą skolą. Ir šioje vietoje Jėzus šiame palyginime sako, taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui. Brangus mano broliai, seserys, tautiečiai, artėja rinkimai. Taip pat gyvenime nieko naujo. Esame pakviesti padaryti labai rimtą reviziją, kiek Dievas atleido man asmeniškai ir kad aš turiu atleisti visiems mano konkurentams, galbūt politikam. Čia irgi kreipiuosi į mano bičiulius, kurie nesate sisteminiai žiniasklaidoj, kurie kaip tikri partizanai tikrai stengiatės, kad tiesa būtų visapusiška, o ne tik tai iš vienos valstybinės varpinės. Net ir jums, mano bičiuliam, siunčiu tokią žinutę, būkite gailestingi. Tie, kurie esate dabar valdžioje, irgi nepiknaudžiaukite valdžią. Būkite gailestingi visiems. Būkite sąžiningi. Ir, kaip sako viešpats, jeigu būsime gailestingais, žiūrėk, teismo dieną ir mūsų bus pasigailėta, kad ir kiek būtumėm gyvenime prisidirbę. Būkite palaiminti. Pranciškonas brolis Paulius Vaineikis. Gavėnios kelionė.